Marozas reikia manyti keis kažkur į saugą. Raudona kortelė Marko Andželkovičius. Stebėjant, visiškai nenori sutikti su teisėjo sprendimu, o štai ši kortelė iš tikrųjų komplikuoja ekrano situaciją. Na, geltona taip. Raudona. Dėl to galima būtų ir pasiginčyti, na, sakyčiau taip. Labai nedažni atvejai, kai už tai tokią pražangą aikštės krašte raudonos kortelės yra rodomas. Tas pasiūlo tas keitimas, kuris buvo planuojamų jau dabar ekranas schemose. Gali būti, kad dar vieną keitimą pamatysime netrukus, tai yra, gali būti, kad netrukus saugas bus metamas į kovą vietoj kažkurio atakuojančio futbolininko. Šiaip ar taip, faktas toks. Iki rungtynių pabaigos dar daugiau nei pusvalandis, o ekrano situacija komplikuojasi. Be Marko Andželkovičiaus. Be vieno savo geriausių žaidėjų teks rungtyniauti dabar panevėžiečiams. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad rungtyniauti 10 prieš 11. Marko Andželkovičius nubautas raudona kortelė.